Panevėžyje rugpjūčio 31 dulkę jau lietutis, tačiau jis netaušina mūsų žiūrovų, jie ploja, jie dūsauja, bet viskas, tikėkime, bus gerai. Džiaugdamėsi šiandieną mes prisimename praeitus metus. Metus, kai mūsų krepšininkai taip pat džiugino Lietuvą. Panevėžyje Kraštotyros muziejuje atidaryta įdomi paroda, kurią mums komentuoja, savotišku gidu tapo krepšininkas, buvęs rinktinis žaidėjas Sergejus Jovaiša. Dar čia ne Jovaiša, čia kiti fanai. Ačiū Jums. Atidaryta sporto trofėjų paroda. Joje yra ir keletas mano eksponatų, iš kurių, sakyčiau, yra pakankamai brangių dalykų. Štai kaip Barcelonos olimpinių žaidynių paradinis kostiumas, su kuriuo mes žygiavome atidarėme ir uždarėme. Čia taip pat yra keletas mano sportinės aprangos detalių. Ir viena iš jų, tai patys pirmieji marškinėliai pažymėti 16 numerį, aš tada pradėjau Žalgiryje. Tai buvo 73-74 metais, po to numerio neliko, nes Europos taurėse buvo galima žaisti tik tai nuo 4 iki 15. Taip pat yra čia visa krūva įvairiausių nuotraukų, parodančių mūsų krepšinio istorinį kelią. Yra taip pat gana pikantiškų suvenyrų, kurių buvo vienas štai šalia. Tai yra tokia atminimo lentelė, kai mes dalyvavome 78 metais Jungtinėse Amerikos valstijose 4 valstybių turnyre, o laikas, matome, taip greitai bėga, kad jau per tą laiką 2 valstybių nebeliko. Čia nėra Sovietų Sąjungos ir Jugoslavijos valstybių. Belikė tik tai Jungtinės Amerikos valstijos ir Kuba. Muziejus eksponuoja ne tik tai, aišku, jie mane čia labai gražiai pagerbė kaip kaimyną. Mano sportinis kelias į platumas kaip tik ir prasidėjo Panevėžyje, kartu su Masarskiu, Kazlausku, Kadžiuliu ir kitais šauniais vyrais. Bet čia yra ir kitų sportininkų trofėjai. Ir jų atributika, jų istorijos dalis. Matau Žydrūno Ilgausko sportinius batelius. Jeigu būtų pridėti irklai, būtų galima gerai paplaukioti. Šaunuoliai panevėžiečiai prisiminė ir savo istoriją. Jinai rišama krepšinis ir daugelis kitų sporto šakų su gerbiamu amžinatilsį Variakoju, per kurio rankas perėjo kelios sporto šakos ir visa plejada šaunių praeitie krepšininkų, kurie, aišku, vykdė tokį krepšinio tradicijų tęstinumą Panevėžyje. Ir mes iš šio miesto turėjome tikrai geros klasės žaidėjų, geras tradicijas. Ir tikrai malonu, kad Lietuvos rinktinė šįmet ir startuoja Panevėžyje. Tęsime programą krepšinio pasaulyje. Jau 3 vakarus Panevėžyje Cido arenoje žaidė mūsų Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė 37-ame Europos čempionate. 3 vakarus vyrai kovojo už savo ir mūsų šalies garbę. Pirmasis vakaras buvo jėgų išbandymas su Didžiąja Britanija. Kokie komentarai? Ir pelno 9 tašką. Ar šitą barškėsi girdi tenai už sienos Cido arenoje? Barškėsio gal ir negirdi, bet mūsų visus šiasančius tikrai turėtų girdėti. Aš manau, mūsų palaikymas jiems tikrai turėtų būti svarbus. Vadinasi, be reikalo mes liūdėjom, o dabar bus pergalė po pergalės? Žiūrėsim, kiek tų pergalių bus, bet kad vyrai pasistengs ir padarys viską, ką gali, tai tikrai. O kaip šios rungtynės patinka? Galėtų truputį didesnis skirtumas, būtų ramiau, bet iš tikrųjų vyrai tikrai daro. 10 taškų vis mažai, ar ne? Mažokai, kaip po 3 mažokai. Užtenka, kad ir 1 tašku komanda laimi ir taip jau pergalė.
Taip, bet dar 2 kėliniai, tai... Sunku labai pasakyti. Jono neleidžia, todėl ir nesiseka. Bet namuose žaidžiam, jūs Panevėžiečiai tai turi dar su dvigubą energiją padėti. Palaikom, bet nesiseka vis dėlto ir viskas. Pirmos rungtynės vis dėlto. Lietuva! Šarūnas Jasikevičius meta 2 baudos metimus. Įtemptos rungtynės, manau, kad lietuviai Patriots kovos laimės. Nu, kaip pasirinkomas rungtynės nieko nesisekė, tai dabar ypatingai labai gerai sekasi, sakyčiau. Ir tritaškiai ir atkovoti kamuoliai labai gerai. Tai kiek iš Panevėžio išsiveš Lietuvos rinktinį pergalių? Turėtų visas įsiveš, manyčiau. Būtinai visas. Visas 5? Visas 5. 4. Kam pralaimės Lietuva? Tiksliai nežinau, bet kažkam tai vienam tai pralaimės. Aš rytoj būsiu arenui. Turiu bilietą. 11 pergalių ir mes čempionai. Nu, Panevėžyje nebus 11 rungtynių, čia 5. Tiesiog neįtikėtina, kad taip arti viskas vyksta, negalim patikėti, kad vyksta Europos krepšinio čempionatas taip arti. Čia, šalia vis. Tai tenai reikia pinigus mokėti, o čia? Čia nereikia, bet vis tiek ten norėtume būti. Mes laimėjome, ar Slovija laimėjo, dėka jūsų! Taip, jūs esate šauniausi! Tokia sudaryta nuomonė arba nuostata, kad būtinai turi laimėti čempionatą, tai, jie kaip tamoklo kartas kabo virš krepšininkų ir trenerių, jiems tai tik tai pasunkina, bet aš nesakau, kad jie to negali padaryti. Daug dievė, kad jie įvykdytų Lietuvos didelės daugumos gyventojų norus ir svajonės. Tai būtų nuostabus dalykas. Taip ir bus. Daug dievė, kad tai būtų. Antrosios rungtynės Sido arenoje buvo su kaimynais Lenkais, šios šalies nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė. Kova dėl atšokusių kamuolių yra vienas iš svarbiausių faktorių visada krepšinyje ir šios dienos rungtynės. Ypatingai tai pabrėžia Lietuvos rinktinės treneriai, Mantas Kalnietis pataiko iš toli ir išveda į priekį Lietuvos komandą. Puolime atsirado to laisvumo ir manau, didelį gerai susirinko kamuolius, pabėgo, buvo tų greitų šiandien atakų, gal daugiau ir tą žaidimą biškį pralaisvėjo viens kitą daugiau pažinom, kaip pasakyti. Jautėm, gal Lenkai šiek tiek gynyboje tikrai nežibėjo, tai buvo nemažai improvizacijos, tas pavyko šiandien. Mums reikia užbėgti, mes kai įtaliodavomės pasikeisdami ir, kaip pasakyti, palaikėm tą neblogą tempą. Bet sakau, gynyba neramina tikrai, nes turim daug ką taisyti, Lenkam 77 taškai, tai ryškiai per daug. Šiandien sekėsi jau daug geriau ir žaidėm jau tikrą lietuvišką krepšinį, greitas puolimas gavosi į sistemą, pavyko darinius kelią išnaudoti. Ką planavau, daug kas pavyko. O kas nepavyko? Nepavyko? Nepavyko laimėti 50 taškų skirtumų. Buvo toks planas? Gerai būtų. Rungtynės buvo sunkios iki paskutinės minutės, kovėmės, to pasieko ir laimėjau, manau. Šansą išeiti į aikštelę gavau ir norėjau išnaudoti, ko galime labiau, tiek padėti komandai, tiek savo. Čia net nereikia trenerio pasakymo, visada būni pasiruošęs varžybom, nors neišeis, reiškia, tave šiandien nereikėjo. Jeigu leido šiandien žaisti, aš džiaugiuosi. Komanda laimėjo, tai tik galima pasidžiaugti. Sakė, kad šiandien teks paprakaituoti smarkiai. Pagalvojau, kaip jiems dabar yra sunku prieš varžybas. Čia, žinot, kiekvieną žinom, kada būna ekstremali situacija, kai jau kažkas įvyksta, tu visas susikaupi ir veiksmėsi, o tas laukimo periodas ir dar toks mūsų visų 3 milijonų presingas. Medalį, tai aš tikrai noriu pasakyti, kad mes nepamirškim, jeigu to medalio ir nebus, savo krepšininkų, kurie viską atiduos, kad laimėtų tą medalį. Ir be abejo, šiandien turbūt labiausiai reikia
sėkmės, arba, kaip sako, kad fortūna nuo mūsų nenusisuktų, nes jie verti tų medalių, bet sportas yra sportas, gali būti visokiausių netikėtumų. Bet tikrai vyrai yra pajėgus ir aš manau, kad reikia tikėti sėkme ir jiems palinkėti kuo geriausios sėkmės. Trečiasis iki šiol paskutinis iki mūsų laidos susitikimas su Turkijos rinktine, pasaulio vicečempionė. Baltoji Kauno Gulbė su gražiaja Rotušės aikšte, kurią kažkas nori paversti turgumi, ne tik per Lietuvos ir Turkijos rungtynes buvo pilnutėlį krepšinio aistruolių, kurie matė, kaip reikia siekti tikslų ir nugalėti sunkioje kovoje pasaulio vicečempionus. Bet tai dar tik svarbaus kelio pradžia, dar laukia kitos pogrupių rungtynės Panevėžyje, o po to ir Vilniuje. Ar pasieks Kęstučio Kemzūros vadovaujami krepšinių kariai Kauną Europos čempionato finalą? Turi čia būti, nes to laukia net 3 milijonai. Aš asmeniškai lyginu tą pakilimą jau šiandieną su mūsų Baltijos keliu. Tai buvo tikrai natūralus, spontaniškas dvasios išreiškimas. Šis čempionatas vėl apjungs mūsų jaunimą, mūsų vyresnąją kartą, inspiruos naujiems darbams, naujam ryžtui. Žinoma, iš savo pusės, kągi, belieka mums visiems tik tai palinkėti ir pasakyti, kad kaip ten bebūtų, mes visą laiką būsime su jais aikštelėje. Taip, po pirmosios Lietuvos rinktinės pergalės 37-ame Europos čempionate šventė Panevėžys, kuriame nuo 2011 rugpjūčio 31 iki rugsėjo 5 vyko pirmasis mūsų karžygių jėgų patikrinimas ir palydėjimas Vilnių. Kad ir šalies sostinė griaudytų nuo pergalingo salvio, kad su tokiu pat užsidegimu lietuvaičiai žaidėjai pasiektų rugsėjo 14-ąją laikinąją Lietuvos, bet tikrąją krepšinio sostinę Kauną su nuostabia Žalgirio arena. Mes su jumis, Lietuvos krepšinio didžiavyriai.